Klaipėdoje toliau verda aistros dėl vasaros estrados likimo. Miesto kultūrinė bendruomenė papiktino galimybę sulyginti su žeme žiūrovams skirtą estrados dalį. Valdininkai teigia, kad kol kas šios kultūrinės erdvės likimas neaiškus ir žada apleistą vasaros estradą suremontuoti birželį vyksiančiai dainų šventei. Klaipėdos vasaros estradoje vykstančios įvairios dainų šventės, į kurias suvažiuoja tūkstančiai dainininkų ir šokėjų iš visos šalies, sukviečia minias žiūrovų. Ir taip jau ne vieną dešimtmetį. Tačiau prieš metus savivaldybės kultūros skyriaus užsakymu atlikta galimybių studija sudrumstė chorų bendruomenės ramybę. Viename iš variantų, kurį renkasi miesto tarybos kolegija, siūloma nugriauti žiūrovams skirtą estrados dalį, o jos vietoje įrengti grupinių užsiėmimų aikšteles ar teniso kortus. Estradoje vyksta per mažai renginių, o jos būklė avarinė. Mes turime žiūrėti į perspektyvą ir galvoti, kaip padidinti šitos erdvės funkcionalumą, kad šita erdvė tarnautų ne tik dainų šventėm, bet ir kitų kultūros renginių organizavimui, sporto, sveikatinimo renginių organizavimui. Mes neprieštaraujam vienam dalykui, kad vasaros koncertų estradą reikia praplėsti jos multifunkcionalumą. Bet mes kategoriškai prieštaraujam prieš žiūrovinės sektoriaus nugriovimą, nes iš esmės tai bus tada pakeista vasaros koncertų estrados funkcija. Ji neatitiks dainų šventės būtinų reikalavimų. Pasak Elgrido Šumskio, prieš 30 mečius Klaipėdos vasaros estrada pastatyta kaip amfiteatras. Toks statinys vienintelis Lietuvoje. Kaip žinia, Baltijos šalių dainų šventės kaip nematerialusis paveldas yra įtrauktas į UNESCO saugomų paveldo objektų sąrašų ir naikinant šitą estradą iš tikrųjų bus pakenkta, bus pažeista viena tikriausiai esminių sudedamųjų mūsų kultūros dalių. Chorų bendrijai pavyko sutarti, kad porą metų iki 2018 valstybės šimtmečio progai skirtos dainų šventės Klaipėdos vasaros estrada nebūtų griaunama. Be to valdininkai žada apleistą žiūrovų dalį kiek paremontuoti, kad šią vasarą joje galėtų vykti dainų šventė. Tačiau kas bus ateityje, neaišku. Žadama, kad vasaros estrados likimas spręs ne tik architektai, bus tariamasi ir su chorų bendruomenė, bei siekiama rasti visiems tinkamą sprendimą.